Sveiki visi, linkėjimai iš miško. Su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną apie madas. Statkevičius sakė, kad labai reikia mums ryškumo, mes į niūt labai prasmegom, tai užsidėjau, žinokit, bučkis Statkevičiui labai laiku pastaba. O dabar apie balsavimo madą. Artėja rinkimai. Ką mes dažnai darom? Mes labai dažnai sakom, nebalsuosiu už tą, nes jis neturi šansų, todėl aš balsuosiu už tą, kas turi šansų. Arba aš balsavau už tą, todėl kad aš prieš tą. Mes visada sukuriam kryžminius mechanizmus ir neišreiškiam savo valios. Jeigu mes visada sakom, kad tai, ką išrenkam, yra blogai, tai visada būna 80% mums nepatinka, bet mes niekada nesuvedam to su savo balsavimo momentu. Tai ką aš jums šiandien noriu pasakyti per tą skaičių prizmę ir aplamai apie valią ir apie šitą madą, taip galvoti apie savo balso atidavimą. Tai mūsų valia visatai tai yra mūsų pagrindinis principas. Mes visada renkamės savo laisvą valią. Jeigu valios nebūtų, mes nebūtumėm laisvi. Todėl, kai mes išreiškiam ne savo valią, o tai ir vyksta, kai atiduodam balsą už kitą, strateguodami, mes tiesiog neturim, ko norim turėti, ar ne? Tai taip natūralu, aš niekada neturėsiu namo, jeigu aš nestatysiu jo, ar ne? Tai ir čia aš niekada neturėsiu to prezidento, kokio aš noriu, jeigu aš balsuosiu va tokiais mechanizmais. Jeigu mes pasižiūrėsim per skaičius, tai žiūrėkit, rinkimai yra 7, tai yra pokytis, besisukantis ratas, tai yra vienas etapas baigėsi, kitas prasidėjo. -7, sąstingis, nėra jokio pokyčio. Dabar žiūrėkim, kas yra balsavimas. Balsavimas yra 13. Vėlgi, permaina, naujas, kažkoks transformacijos, atsinaujinimo ženklas. Minuse tai mirtis arba sąstingis arba pabaiga ir užklimpimas. Tai kai mes nebalsuojam už tą, ko norėtumėm matyti tam ar kitam poste, mes atsirandam 13 minuse, todėl kad mes sustabdom savo valią ir einam į strategijų, planus, valias ir taip toliau. O gal todėl šiandien ir daugeliu atveju mes neturim mūsų valstybės postuose žmonių, kurios norėtumėm ten matyti. Aš niekada nebalsavau tokią strategiją, kaip kam beatrodė keistai, bet aš visada balsuodavau tik už tai, ką aš noriu matyti. Arba nebalsuodavau visiškai. Bet tie etapai, aišku, jūsų pasirinkimai. Mano patarimas šitą madą išmesti į šiukšlių dėžę ir atiduoti balsą atsakingai ir tik už tai, ką jūs norėtumėt matyti. Jokių būdų neikit per šitas strategijas ir apgaulės. Aš dar vieną pavyzdį iš matricos mechanizmo jums pasakysiu. Kai žmonės, pavyzdžiui, perka nekilnojamą turtą ir jį užrašo ne savo vardu, o dėl kažkokių sumetimų užrašo kitų vardu. Tas turtas būna yra ir ten vyksta, pradeda visokios dėliotis teismai, ten pykčiai su kaimynais, dar kažkas. Kodėl taip yra? Todėl, kad matrica programuoja šeimininkui. Jūs ne šeimininkas ir todėl mes supainiojam ir gaunam tai, ko nenusipelnėm. Lygiai taip pat ir čia. Tiesumas tai kaip teisumas. Būkim tiesus ir atitikim savo valią. Ačiū Jums.